Andriu. Žinok, aš nieko nežinau, ką daryti. Gal pasikalbam. Galim pasišnekėti. Svarbiausia, kad laiku sustojam. Labai daug įtampos gulint patyrei, kai aš tave bandžiau praskrosti kiaurai. Jo, buvo labai daug ir turbūt net aparatas labai pipsėjo. Tai rodė, kad aš labai jaudinuosi. Buvai atsijungęs porą kartų, ne? Jo, tai, bet visą laiką tie vaidmenys svarbiausia, kad būtų sudėlioti vietomis, kad tas, kas daro tą kiekvieną dieną, darytų tą kiekvieną dieną. Tai man operaciniai nebūna tos įtampos tiek daug, nes tai vyksta, jo, manau, kad nes tai vyksta kiekvieną dieną. Aišku. Tai va, tai... Bet, o pavyzdžiui, gerai, tai mes dirbam savo darbus, mes nepajaučiam įtampos, bet ką daryti su tai žmonėm, jaučiu, kad tie gulinti žmonės labai yra įsitempę. Tai jeigu žmogus jaudinas ir matau, kad atsibijo prieš operaciją, tai žinau, kad tai yra normali reakcija, žmogus yra adekvatus ir kartais būna tokių situacijų, kai žmogus, matai, kad jis ateina kažkokiai dideliai operacijai, dideliai chirurgijoje ir jis yra visiškai ramus. Ir tada pačiam kyla pamąstymai, galbūt tai yra, kad kažkas tai ne taip, gal jisai nesupranta rizikų, gal jisai nepasiskaitė kažkokiu tai mūsų sirstos informacijos ir taip toliau, gal jisai tiesiog yra nepasiruošęs operacijai. Tai tiesiog su juo tada kalbėsi ir žiūri, kaip yra. Tai visą laiką yra toksai bandymas užmėgsti kažkokį tai ryšį ir suprasti, kas vyksta. Tik tai tada, kai matai, kad žmogus yra pasiruošęs operaciją, jį galima operuoti. Vadinasi, normali reakcija yra trupučiuką bijoti, kad trupučiuką jausti įtampą. Tai yra normalu. Taip. Gerai, aš asmeniškai nebijau tų visų operacijų, dėl to man tiesiog buvo įdomu sužinoti, kaip elgiasi kiti žmonės šiandien gulėdami. Bet aš turiu visokiausių klausimų, kas man labai įdomu čia realiai egzistuoti šitoje jūsų darbinėje aplinkoje. Šiandien visus klausimus galima gauti atsakymus. Kaip ir kiekvieną dieną šiek tiek. Šitie bumbuliukai. Čia yra kas? Čia yra krūtinės implantai. Čia krūtinės tokio didumo? Čia ta prasme rimtai, aš galvoju, kad čia užpakaliukas. Galim šitą daiktą atidaryti ir pasižiūrėti, kas yra viduje. Čia yra 900 ml. Tai yra pavyzdys, ko reikėtų nedaryti, ko reikėtų vengti. Čia yra Džilda Vaigauskienė. Taip. Tikrai. Taip pat šitas implantas yra šiek tiek kitoks, jisai vėl reikėtų pasakyti, kad galbūt skirtingas gamintojas gamina labai skirtingų paviršiaus ir užpildo implantus. Ir pas mus, mūsų klinikoje mes turim pasirinkę keletą gamintojų, kad galėtume pasiūlyti pilną gamą ir išspręsti, sakykime, visus atvejus. Nes kai pas mane ateina pacientas, ko aš noriu, koks yra mano tikslas. Mano tikslas yra pamatyti už 10 metų, tada, kai reikės tuos implantus pakeisti. Aha, už 10 metų? Taip. Tai yra toksai tikslas. Aš jau praėjau techninį, sakė, dar viskas man tvarkoja, bet aš noriu paklausti. Taip. Pagal tuos senus duomenis, kai man gražino krūtinę, buvo kažkoksai, žodžiu, fiziologinis skystis ir šitie lerlezai, kaip jie vadinasi. Patys implantai formos prasme gali būti kelių... Ne formų. Formos prasme kelių rūšių, taip. Bet ne formos prasme, o užpildo. Užpildo. Gali būti vanduo, gali būti silikonas. Tai va apie tą lerlezą ir šneku. Tai kas yra geriau dabar? Matot... Žiūrint į tuos po 10 metų. Sunku prognozuoti galbūt ateitį, kas yra geriau, bet daugiausia dabar mes dirbam su silikoniniu užpildu. Tai vien tik tai dėl to, kad jisai geriau atkartoja natūralią moters krūtį. Krūtinę. Tai vėl silikoniniai užpildai gali būti visokie, gali būti kietesnis ir įvairiausiam situacijom irgi tą žiūri ir derini. Vienas iš variantų yra, kad mergina, pavyzdžiui, po vaikučių krūtinė labai nukara ir reikia kažkokio tai gero užpildo, kad ją atgal mes galėtume atstatyti ir tam tikrą prasme rekonstruoti. Tai tada renkamės kažkokio tai kietesnio užpildo implantą, kuris laikytų formą ir kad kompensuotų tą prarastą tūrį, vadinkim. Ir tada nereikia papildomų procedūrų kaip odos šalinimą ir taip toliau. Mano Instagram'e aš paklausiau klausimų ir moteris klausė tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, jeigu dar neturėjus vaikučių ir dar neturėjus maitinimų visų, kaip tada su krūtinės? Tai galima
galima didinti krūtinę implantais prieš vaikučius ir tai visiškai neturės jokios įtaikos maitinimui. Nes pats implantas yra dedamas po raumeniu arba po liauką, o tarp liaukos ir spenelio tas kontaktas yra nenutraukiamas operacijos metu. Tai jeigu moteris turėjo galimybę tą vaikutį maitinti ir išmaitinti, tai jinai turėtų lygiai tą patį daryti ir turėdama kažkokius tai implantus. Taip, aš esu realus pavyzdys, aš po pirmo vaikučio įsidėjau, o paskui antrą vaikutį maitinau 2,5 metų. Ir nėra jokių problemų dėl to. Nu va, tai... O čia kas čia? Mes turim taip pat krūtinės implantą, bet jis yra visiškai kitoks. Prašau paimti į ranką. Jo paviršius yra kitoks, jo gelis yra kitoks. Bet čia yra tas silikonas? Jo. Ir ten silikonas, ir čia silikonas, bet paspaudinėjus visai yra kitoks jausmas. Čia silikonas Taip. yra? Tik jis yra tiesiog kitoks. Tai va, ir čia yra, sakykime, toks dydis, jisai jau yra, sakykime, tas dažnesnis, mūsų darbinis dydis. O čia koksai yra čia? B? Ne, čia C. Mes visą laiką pačius implantus matuojam pagal tūrį. Taip. O moteris, įsidėjus tokį implantą pas save į krūtinę, jinai turės atitinkamą dydį, nes jos dydis bus sudaromas iš jos pačios audinių ir implanto. Čia implantas yra 3,50, tai jeigu maždaug jisai didina apie 1,5-2 kaušelius, netgi pačią krūtinę. Tai jeigu moteris neturėjo visiškai krūtinę, su tokiu implantu jinai galėtų galbūt turėti B link C einantį kaušelį. Vėl priklauso nuo moters dydžio. O darosi A? Kad būtų, ta prasme, kaip visai kokia balerina. Vėl aš dažnai savo pacientams visiems, kai manęs klausia, koks bus kaušelis, aš sakau, kad aš nežinau tiksliai, koks jisai bus. Nes vėl mes nueinam į skirtingas parduotuvės. Bet netoks. Ne, tai aišku, kad netoks. Mes galim kažkiek tai sakyti, bet vėl skirtingose parduotuvėse, jeigu perka tą patinį trikotažą, jisai kartais gali būti didesnis arba mažesnis ir kokias etiketės jie tenas klijuoja, aš nežinau ir to garantuoti negaliu. Bet konsultacijos metu mes turim sizerius, kurie yra maždaug tokio pat dydį atitinkami ir moteris gali įsidėti lemenėlę ir pasižiūrėti. Ant savo krūtinės. Jo, ant savo krūtinės suprasti, koks tai bus svoris ir koks tai bus dydis. Tai va, tik tai dar kartelį noriu parodyti, kad, sakau, implantai, skirtingas gamintojas gamina labai skirtingus implantus. Tiek paviršių, tiek užpildas, tiek dydis. Tai va, jeigu užpildas, aš atsiprašau labai, kad nutraukiu, jeigu užpildas pas mane yra tas vanduo, taip, tai tada jūs tai darot ar ne? Darom, tiesiog kažkada tai reikės turbūt keisti tuos implantus jūsiškius. Jo, bet... Ir keisim, jeigu labai norėsit keisti atgal į vandeninius arba keisti į silikoninius, priklausomai kaip ta jūsų situacija atrodys. Tai, bet reikia sulaukti tos dienos, jeigu jūs pačiai, jūsų krūtinė tenkina. Mane visada tenkino, net ir prieš darantis tenkino. Kol darėtės operaciją? Todėl, kad buvo tokie jau mažiukai papukai. Tai jie reiškia netenkino jų dydis. Ten nedydį. Nu taip, dėl to, kad norėjosi tos pačius liemenukus, kur nešiau C dydžio pamaitinimo, juos vėl nešioti, tai tiesiog, reikėjo... Jo, tai reiškia kažkokie tai skundai vis tiek būna, nes nei vieno žmogaus nėra atėjusi pas mane į kabinetą ir sako, kad aš noriu operacijos vien tik tai dėl operacijos. Bet kas įdomiausia, aš ėjau pasikonsultuoti, ne jokių operacijų, sakiau, bet aš nuėjau pasikonsultuoti. Jie įkalbėjo. Ne, jie bandė atkalbėti, sakė, priauksi 5 kilogramus ir sakė, tu turėsi tokią krūtinę, kokią tu nori. Ir aš sakau, bet man reikia 5 kilogramų. Taip, labai teisingai, nes svoris, jisai, mes kai jo priaugam, tai yra ant rankos priaugs. Ir visur, ir čia, ir čia, ir čia, ir čia, ir čia. Jo, tai nieko nesigailiu. Dabar galvojau, gal daryti, dabar būtų viskas gerai sumažyti, nes tada tokia sportinė figūrytė visai kitokia. Bet šiaip labai patogu, jeigu suknelę užsidedi su atvira nugara, gali vaikščioti be... Tai va, tai rekomendacija. Labai geras daiktas. Taip, kas dar... Gerai, ar vyrai? Nes, vyrai irgi, ta prasme, aktualu, ne? Vyrai darosi tas krūtinytės tokias. Taip, sakykime, Lietuvoje populiaru yra iš viso. Lietuvoje gal nėra tiek populiaru. Dažniausiai vyriškos operacijos, jeigu mes kalbam apie krūtinę, tai yra keletą tipų. Vienas iš tų yra ginekomastija. Tokia liga yra, kurios metu išvešėjus yra liauka. Tokia pati, kaip turi moteris, gali turėti ir vyras. Ir dažnas vyras ją turi kažkokią labai nedidelę, bet būna situacijų, kad jinai pradeda išdidėja ir pasidaro krūtinė tokia. Ne dėl hormonų?
be abejonės tai yra hormoninis kažkoks tai fonas, bet tai nebūtinai, kad žmogus kažką vartoja, jisai gali būti jo natūralus toks hormoninis fonas ir tą krūtinę didinti ir auginti. Tai va, tai viena iš operacijų yra ta ginekomastijos korekcija, kurios metu mes šalinam tą liauką. Bet aš pašalinus liauką hormonai tvarkosi, ne? Pašalinus liauką, jinai nebedidėja. Tai yra išmetamas pati liaukytė ir tada jau nebėra ką didinti. Tai pačios, sakykime, hormoninio fono mes kaip chirurgai pakeisti negalim. Mes darom chirurgiją. Ten daro jau endokrinologas. Yra kitas gydytojas. Va. O ta operacija yra gan populiari. Ir paskui yra sekanti kategorija žmonių, tai yra vyrukai, kurie yra pametę daug svorio. Tada yra odos perteklius krūtinėje. Tai tada reikia šalinti ne tik pačią liauką, bet ir odos tą visą kritimą, užkritimą ir perteklių. Ir kas dar, ir yra tie, kur nori paryškinti, sakykime, savo raumenis ir taip toliau. Ir tai tada yra daromi irgi papildomi visokie specialūs siurbimai, riebalų persodinimai, bet tai yra labai maža dalis žmonių. Dažniausiai mano tipinis pacientas tai yra sportuojantis jaunas vaikinas, kuris turi, ta prasme, kuris užsidėjus jam maikutę, jam atrodo, kad šiandien kažkas tai negražiai atrodo ir taip toliau. Tai labai suprantamas dalykas ir... Ta prasme, kad per didelis... Jo, tiesiog galima matyti tą liauką ir padarius nedidelę operaciją, kuri trunka apie valandą laiko, šitie dalykai išsikoreguoja ir krūtinė pasidaro graži, sportiška, atletiška ir jaunatviška. O šitą dar yra klausimėlis toksai dėl kompensavimo, moteris klausė, dėl krūtinės operacijos. Yra kažkokios kompensuojami dalykai? Be abejonės mūsų sveikatos sistema yra sukurta taip, kad gydyt tam tikras ligas. Ar priklauso nuo dydžio implanto kaina? Ne, nuo implanto dydžio kaina nepriklauso ir pas mus klinikoje netgi ir nepriklauso nuo gamintojo. Nebent tai yra kažkokie tai ekstra keisti implantai, kur reikėtų. Viena suma? Jo, tai yra viena suma bet tai yra mūsų filosofija. Bet, nežinau, tai yra mano filosofija, galbūt taip pasakyčiau, kad kai ateina moteris, aš bandau parinkti tokį implantą, kuris jai labiausiai tiktų, kurį labiausiai išspręstų jos visas problemas ir tas rezultatas jai kiek galima ilgiau tarnautų. Kad būtent jai reikėtų sugrįžti po kiek galima daugiau laiko. Ar tai yra 5 metai, ar kažkiek. Andrių, nes Andrius į metus padaro 400 operacijų. Ta prasme, čia yra žmogus gigantas. Klinika atlieka 3000 operacijų per metus. Čia dirba plastikos chirurgų 13. Taip, ir tai yra didžiausia Baltijos šalyse klinika, kuri užsiema būtent plastinė rekonstrukcinė chirurgija. Rekonstrukcinė chirurgija. Čia man daug šiandien aš turėsiu išmokti dalykų. Mūsų komanda yra tikrai didelė, turiu daug kolegų. Ir tai pagerina ne tik pacientų... Kaip konkuruojat, kaip tarpusavį renkatės? Kiekvieną dieną. Kiekvieną mielą dieną konkuruoju su savo kolega. Kolega stengiasi padaryti už mane geriau, o aš stengiuosi padaryti už jį geriau. O kaip jūs pasilyginat, jūs nusifotkinat ir rodot viens kitam? Kiekvienas pacientas prieš operaciją yra fotografuojamas ir po, ir jie ateina, apžiūros vyksta, pasižiūrim, kaip viskas gyja, kaip ką, ir be abejonės atvejai, kurie yra neaiškus arba reikia pagalbos, tai visą laiką yra šalia esantis kolega, kuris gali pas mane užbėgti operacinę ir man kažkokį tai gerą patarimą duoti. Kaip sugalvojai iš viso dirbti čia, su tuo? Nežinau, tas sugalvojimas, jisai turbūt, kadangi mediko kelias yra be galo ilgas, tas sugalvojimas jisai neateina taip, kad iš karto. Turbūt kažkas tai visą laiką yra pasirinkimų. Bet tame kelyje jų būna labai daug. Tai pasirenki eiti link chirurgijos, patinka galbūt kūno kontūravimas arba veido chirurgija. Ir vis kažkur tai
pradedi mokytis, pradedi skaityti daugiau, pradedi domėtis, nueini pas vieną kolegą, pasižiūri pas kitą ir taip po truputį jauti, kaip tavo ta gyvenimo srovė tave nunešė ten, kur dabar, kad vat, mes stovim čia dviese, prie Nemuno. Ar prisimeni? Nu, vat, aišku, daug jau buvo tų patirčių operacinių visokių. Ar prisimeni pirmus papukus, kai tau atėjo pacientai ir taip atidengė? Nu, turbūt, kad gal taip nebuvo tas toksai teatralinis, toksai įeina moteris ir parodo man tą krūtinę savo ir taip toliau. Tai galbūt vis tiek. Jo, bet tas vėl, tas turbūt, kai dirbi su žmonėm ir dirbi medicinoje ir chirurgijoje, tas žmogaus nuogas kūnas, jisai nėra tiek šokiruojantis, kiek galbūt paprastam žmogui. Aš suprantu. Va, bet pirmi kartai galbūt yra kažkokie tai keisti, taip toliau, bet visą laiką yra pagalba, suportas ir kuris visą laiką tave, šiek tiek prilaiko ir visą laiką gali, jeigu krenti, biški tave pagauti. Bet pirmosios operacijos, sakykime, pirmieji pacientai, tai buvo prieš turbūt jau gal geri 10 metų. Tai be abejonės to streso yra daugiau, viso ko, bet vėl neini nepasiruošęs, visą laiką bet kokiai operacijai ruošiesi ir tik tai, sakykime, po daugel metų praktikos, kai esi tikrai išoperavęs labai daug pacientų, tas tampa kasdienybė ir nebekelia tam tikro streso, galbūt kuris buvo anksčiau. Ar turi kažkokių ritualų, kažkokių tai prieš operaciją kažką pamastai, savo tyliai pagalvoji? Jo, tai mes visą laiką, sakykime, kokie tie ritualai, vadinkim, kad svarbiausia yra įsitikinti prieš pradedant kažką tai... Ne. Visą laiką svarbiausia prieš pradedant operuoti naują pacientą, reikia įsitikinti, kad vakarykščiai arba už vakarykščiai jaučiasi gerai. Tai pirmas daiktas, kurį aš darau atėjęs į kliniką ryte, tai ne kavą geriu, nežinau, su kolegom bendraujam ar kažkokius tai kitus reikalus sprendžiu, aplankai savo pacientus, kurie yra operuoti iš vakar. Pasižiūrė, ar jie sveiki, ar jie gyvi, ar jiems viskas tvarkoja, ar jie yra patenkinti. Tai reiškia, kad kažkoks tai darbas yra pabaigtas. Ir tada pradedi galvoti apie naujos dienos darbus. O nauja diena ir prasideda su tuo, kad tu vėl sutinki savo naujus pacientus, apsitari su kolegom, galbūt ir kavos, ir randi laiko, kada išgerti, prasideda operacijos ir, baigėsi diena 5 ar 6 valandą, kai jau pavargęs grįžti namo. Bet prieš operaciją vis tiek, prieš pačią operaciją, savo asmeniškai yra kažkoksai, kad, nežinau, kad viskas praeitų saugiai ar kažkas tokio? Tai yra, bet vėl... Jeigu į operaciją eini kaip į tam tikrą loteriją, tada taip, reikia prašyti dievų pagalbos. Bet jeigu tu žinai, kad tu žinai, ką darai ir kai esi troleibuso vairuotojas, kiekvieną rytą nesimeldi, kad tas troleibusas vairuotųsi kažkaip. Bet tu nepjaustai troleibuse žmonių. Jo, bet troleibuse būna kiek daug žmonių ir jeigu padarytum avariją, visi jie numirtų. Tai yra didžiulė atsakomybė. O čia tik tai vienas žmogus tavo rankos. Tik vienas žmogelis. Bet aš ką norėčiau turbūt iš mūsų šito juoko pabrėžti, kad neinam kažkur tai į kažkokias tai loterijas. Medicinoje ir chirurgijoje tu negali lošti šitoj vietoj ir galvoti, pasiseks ar nepasiseks. Tu turi žinoti tiesiog. Tai turi būti žinios, turi būti kažkokia tai praktika ir tik tada ateina kažkoks tai rezultatas. Koks horoskopo ženklas? Ožiaragis. Rimtai? Ne, jautis. Aš norėjau paklausti, čia yra daug tokių, galima paimti? Galima. Prašau. Taip, apsižiūrėti. Yra kai kurie čia aparatai tokie, kur atrodo visiškai man, čia jeigu neklauso, arba pabunda nelaiku. Čia jeigu anesteziologas neklauso. Jeigu anesteziologas neklauso? Ne, tai čia visi instrumentai naudojami operacijos metu. Jų yra labai daug, jie yra labai gražus kai kurie. Pavyzdžiui, kokio grožio daiktas šitas yra. O kam čia, žarnom suspausti? Ne, mes žarnom nespaudžiam. Čia yra pasidaryti gražią... Žarno žiedas, galvoju, gal žinai. Ne, čia ne žarno žiedas, nežinau, kur tokį pritaikyti. Čia yra daiktas, kur... kad mūsų spenelis aureolė būtų gražus. Šito nesitikėjau. Yra didesnis, mažesnis. Aureolė būtų vietoje. Jo, gražiai apvaldi. Taip toliau turim visokiausių žirklių. Yra ilgos, yra... Man tik įdomu, kai jūs operuojat per šitą vietą, ne? Taip. Kaip jūs sukišat, neišplėšia visko. Va šitą bumbą, ta prasme, taigi čia reikia jį kažkaip tai, Jo, bet jisai implantas yra labai tasus.
Jo, ne. jį galima, Ta prasme, galima netgi per šitaip mažą spaudžiant. pjūvį sukišti. Jo, ir naudojami yra specialūs kabliukai. Mes galim tą Ai, žaizdą supratau. Taip. pasididinti su kabliukais ir visą laiką yra asistentas, kuris man padeda ir operacijos metu galim įdėti Geras. gan didelį implantą per mažus pjūvius. Geras. Okay. Tai va, kas šiandien dar pagazdinti? Veidui čia iš tų instrumentų su kažkuo darot kažką tai pjaunat? Jo, tai veidų operacijos irgi tenais galbūt kažkokių tai labai specifinių instrumentų ir nereikia, bet čia va, iš tikrųjų vienas iš kabliukų, kuris gali būti naudojamas ar prie vokų, ar prie veido pakelimo operacijų, arba prie kaklo operacijų. Mano sekėjos dažnai klausia, yra dažnas klausimas dėl vokų pakelimo. Klausia, apskritai, ta prasme, tai sudėtinga operacija yra, kiek jinai laiko trunka ir kaip vokų, iš jos jeigu mes atsigauti? galvojam apie viršutinių vokų plastiką, kurios metu yra tenai šalinama odos perteklius, kurios metu yra koreguojami riebaliukai, kurie būna išlindę iš akidobės. Taip. Tai jinai yra, sakykime, veide yra viena paprastesnių procedūrų. Ją galima atlikti ir vietiniai neutroj. Jinai trunka apie 40 minučių. Vietinė nejautroji, ta prasme, Taip, tai reiškia, kad pacientas visą laiką būna sąmoningas, aš tik tai suleidžiu jam vaistų. Ta vieta ne į pačią akį, o į operuojamą zoną. Ir ta vieta visiškai yra be skausmo, jisai nieko nejaučia, valandėlę jam reikia pabūti ant operacinio stalo ir tą pačią dieną važiuoja namo. Nu, visos operacijos yra be galo sudėtingos ir taip toliau, bet trukmės prasme, tai jinai turbūt, kad viena iš veido procedūrų yra viena tokių paprastesnių. Tenais nėra kažkokių tai gilių intervencijų, žmogus po jos jaučiasi labai gerai, jis tą pačią dieną gali grįžti namo, sekančią dieną vos negali eiti į darbą, aišku, ten tų mėlynių kažkokių tai gali būti, bet jo tenais buvimas ligoniniai galbūt nėra visiškai pagristas po tokių nedidelių intervencijų. O tie veido patempimai, tokie daliniai, klausia dėl jų, kaip su jais? Ar reikia kažkokių tai atostogų pasimti po to? Nu, vėl visą laiką yra klausimas, kas yra dalinis veido patempimas. Nu gerai, pavyzdžiui, man kurį dalinį patempimą padarytumėt? Jeigu dabar čia būtų tokia vieša konsultacija, ką jau sakytų, jau Stasiulytė, tikrai tempiam šitą, kabinam čia. Jo, tai dažniausiai, jeigu mes kalbam apie veido pakelimą, tai mes kalbam apie vidurinio veido ir kaklo kažkokią tai korekciją. Taip. Tai va šitos dvi vietos ir yra koreguojamos. Tai taip, tokia operacija jau yra tikrai didelės apimties, jinai trunka apie 4 valandas. Galima tai padaryti. Kartais pacientai man atsiunčia tokias nuotraukas ir savo, kad aš noriu būtent taip. Ar rimtai, ne? Jo, bet vėl atsiminkim, kad mes norim natūralaus rezultato. Aišku. Tas, kuris neatrodytų, kad žmogus yra operuotas. Žmogus po tokių operacijų turi atrodyti pailsėjęs, geriau atrodyti, jauniau. Bet jis neturi būti kaip iš tunelio kažkokio. Bet čia labai subtilūs dalykai yra. Tikrai taip. Ir jaučiu, kad kai pagauni pagreitį su operacijom, tai yra buvę situacijų, kad reikia jau stabdyti. Jau matai, kad... Kad per daug? Ta prasme, jo. Žmonės? Jo, kad, tarsi, pasidariau biškį, jau pripratau, noriu dar biškį ir vat, visą tą... Būna visko kartais, čia gal ne kartais, kartais tenka, jo, ir su injekcijom būna, kad reikia bandyti, sakyti, kad daugiau intervencijų bus blogiau, duos blogesnį rezultatą. Būsit nenatūrali, negražiai atrodysit ir taip toliau. Taip. Tai ta konsultacija ir pokalbis yra labai labai svarbus dalykas. Ir dažnas chirurgas mėgsta būti operaciniai, nekalbėti su pacientais. Bet tai yra labai labai svarbi, sakykime, viso gydymo dalis. Kad ir žmogus suprastų, ko jisai tikisi, ir chirurgas iškomunikuotų, ką jisai gali pasiekti su viena ar kita procedūra. Bet yra, kad, pavyzdžiui, vis tiek, aš užsakovė ir aš noriu ir man tu sakyk, kad čia nesąmonė, bet vis tiek, ar tu operuosi? Esi atsisakęs, kad sakai, tikrai aš nedarysiu. Taip, labai dažnai aš sakau, va, duris yra čia, yra pilna, taip, ir aš tada būnu išvadintas arogantišku. Bet aš noriu. Nesvarbu. Prašau mane. Labai ačiū. Bet padėti negaliu. Taip ir būna, net esu keletą ir skundų gavęs iš pacientų, kurių neoperavau. Bet vėl, čia yra, sakykime, elektyvinė chirurgija. Tai nėra gyvybę gelbstintis dalykai. Ir jeigu aš manau, kad su kažkokia tai intervencija žmogui galiu pakenkti, tai ta gydytoja
moralė turbūt, kad neleidžia jos daryti. Šaunuolis, aš labai didžiuojuosi tavim. Atsiprašau, kad labai malonu. Bet aš tikrai nuoširdžiai, ta prasme, džiaugiuosi, kad žmogus vis tiek sustoja laiku. Ar savo esi ką nors pasitempęs? Ne, kolegė apgamą nupjovė, ką tik galiu parodyti, bet čia dar yra toks nedidelis šešėlis. Pradeginti. Ja, tai o pasididinės? Ne, pas mane aš ir taip esu didelis. Manęs didinti jau nebereikia. Atsiųsiu Orestą Vaigauską pasididinti. Buvo pasididinęs, bet krisdavo, žinai, nes visas kraujas, žinai, suteka ir... O tada kam jis man reikalinga, žinai, funkcijos. Būna. Man labai įdomu būtų apžiūrėti visą ten tą koridorių, sakė, ten yra palatai. Gerai, aš galiu, einam parodysiu, galim čia viską palikti, einam parodysiu visą likusią kliniką. O kur einam? Eisim čia. Bet čia mes turim 6 operacinės. Čia yra visas operacinis blokas. Čia yra operacijų planas. Tai va čia vyksta gan nemažai tų operacijų. Aišku, kadangi O Dieve, krūtų rolių mažinimas, tai kokio jos dydžio būna? Nu, turbūt nemažos, jeigu moteriai prireikia jų mažinimo. Tai aš taip įsivaizduoju. yra vyriškas kažkoks tai krūtų korekcija, vyriška krūtinės. Tai, tų procedūrų labai daug ir įvairiausių. Einam toliau, parodysiu. Va, čia yra mūsų raudona linija. Taip, ir ką daryti man? Jo, tai raudona linija yra labai, ne, jos kirpti nereikia. Raudona linija yra ta, kur jau sakoma, kad viskas prasideda operacinė ir žmogus turi jau vaikščiot persirengęs. Ir mes visi turim savo tas pižamas, jos yra labai patogios. Bet tokio patogumo, aš nenoriu lysti savo rūbus dabar. Jeigu paprašysi, mes galėtume gal vieną pižamą tau net duoti parsinešti namus. Kaip norėčiau, tikrai toks jaukus rūbelis yra. Tai va, ir dar toks yra senas juokas likęs, kad mes kartais, kai laukiam tų operacijų, žiūrim, kas toliau nušoks. Aš toliau. Geras, tai čia, bet tu jau praktikos čia turi, žinai, tai aš... Tai va, einam rengtis. Okay. Čia tavo, čia mano. Ja, okay. Prašau. Tai va, tai jau iš operacinių išėjom, tai vėl pakliuvom į plastinės chirurgijos skyrių. Čia yra 32 lovos, kur pacientai sveiksta po operacijų. Tai va, tai gan nemažas skyrius, jame yra keletas slaugytojų postų, kurios atsakingos už slaugą ir prižiūri. Ir pacientai dažniausiai čia praleidžia 1 arba 2 paras. Va, tokia jų kasdienybė. Ar dažnai aplankot tos pacientus? Dažniausiai pagal tai, kiek to reikia. Kartais žmogų, jeigu jie matai, kad skauda, kad kažkas tai negerai, reikia lankyti gan dažnai ir žiūrėti, kaip jo būklė, ar viskas tvarkoja, ar viskas gerai, bet ta komanda... Asmeniškai, ta prasme, yra noras bendrauti? Jo, be abejonės, tai ta prasme, čia ne tik noras, čia yra tam tikra pareiga. Va, tai ir aišku, tas bendravimas neapsiriboja vien tik tai chirurgų, bet taip pat ir visa didelė slaugytojų komanda, kuri yra be galo svarbi šitoj vietoje, nes be jų tai gydymas nevyktų. Aš girdėjau, kad klausot muzikos operacijos metu. Klausom. Kokia čia muzika yra? Visokia. Per kalėdas kalėdinė. Rimtai per kalėdas kalėdinė muzika? Vis tiek mes praleidžiam labai daug laiko operaciniai, uždaroj patalpoje ir taip toliau. Jeigu tu nors kažkiek tai išlikti socialus ir bendrauti su pasauliu ir įnešti tos kažkokios tai kalėdinės šventės galbūt į namus, tai bent jau kažkokia tai jingle bells labai lengva, reikia turėti. Ir be abejonės vasarą kažkokia kitokia muzika, žiemą vėl atitinkamai, tai įvairiausių dalykų. Kokias operacijas dažniausiai darai? Turbūt, kad tai yra nosis, veidas ir kūno kontūravimo. Man toksai gan platus mano tas spektras yra. Bet taip, turbūt, kad veidas yra be galo įdomi vieta gydyti, operuoti ir su juo turėti tokį kontaktą. Gal dėl to, kad tai yra be galo sudėtinga gal vieta. Patinka tau šitas dalykas? Nu, taip. Ir mokais, ir skaitai, ir automatiškai, ir tų operacijų tai yra daugiausia tokių. Jo, dažniausiai dieną būna kelios operacijos. 1, 2 arba 3, vėl priklausomai nuo jų dydžio, gali ir 4, ir 5 padaryti. Kaip kalbėjom apie viršutinius vokus, pavyzdžiui. Tai yra valanda ir viskas, tai tų operacijų nemažai. Ir kaip kažkada tai profesorius yra
vienas sakęs, kad jaunas chirurgas turi operuoti. Tai tada jisai gali kažką tai išmokti. Tai va, tai aš tą patarimą pasiėmęs ir klausau jo. Labai gerai. Labai gerai. Aš dabar net norėčiau, kad man tie vokai užkristų, kad, žinai, kad Andrius mane išoperuotų ar kažką padarytų. Prašau. Nu, tikrai, viską Va, apie ir mes dabar atėjom į tą vietą, kur dažniausiai viskas tik prasideda. Taip. Žmogus pirmą ką pamato, tai Taip. pamato būtent mūsų front desk, mūsų merginas, ir jos yra atsakingos už pacientų komfortą ir už mūsų komfortą. Jos labai daug irgi darbų nudirba už mūsų. Tai va, tai... Gerai, aš tada labai noriu padėkoti už visą šitą informaciją, kurią gavau. Ir atsiprašyti už provokacijas, kurias įmetinėjau. Labai malonu, kad provokuoji. Ačiū labai. Labai dėkui. Tikiuosi, kad Aš lauksiu dabar, kad man užkristų šitie visi vokai ir tada jau pasimatysim. Gerai, aš irgi lauksiu, kad vokai užkristų.